tą dieną, kai žmonė supras, ant kiek yra cringe religijos, kai žmonės įgaus pakankamai smegenų, kad atsikratytų to tikėjimų paremto mąstymo ir kai pradės griūti viena po kitos bažnyčios ir religijos, nes žmonės tiesiog pamatys, kad tai yra, absurdas. Būt racionaliu pasaulio civilizacijos žmogum ir tikėti į debesų žmonės ir tokį mąstymą turėti. Kai tą pamatys, tada mes kaip civilizacija, kaip žmonės, kaip rasė galbūt pajudėsim į priekį. Fucking hell, bet tai niekada nesitiks, nes tiesiog holy shit, gal žmonės jau actually turi retarded yra. Man yra neįtikėtina. Kiekviena istorija, visiškai brain dead istorija. Skaitai ten summary, krikščionybės ar dar kažką. Vaikai net netiki tokiais kliedesiais. Suaugę žmonės tiki. Tada tie suaugę žmonės, kurie tiki tais kliedesiais, mes dabar sprendžiam klausimą, nes yra ne viena, ne dvi, ne trys bažnyčios, yra daug skirtingų kliedesingų pasakų. Ir tada tie suaugę žmonės, jie eina Facebook'e, rašo komentarus, kaip kiti neturi kritinio mąstymo. Ir kaip jie balsuoja tada. Ir mes galvojam, kad jie turėtų atsirinkti pagal savo kažkokį mąstymo modelį, už ką balsuoti. Aš negaliu tiesiog patikėti, ant kiek yra iš tikro ar limituojančio žmogaus smegenis, ar čia tiesiog visiškas tupumas, ar švietimo sistemų, aš nežinau, kas yra. Bet aš žinau vieną, tas mąstymas, kuris priveda žmonės religijom visom patikėti, ar tai yra tas pats mąstymas, kuris visiškai neleidžia spręsti pasaulį problemų, įvairių karų problemų ir panašiai. Bet, okei. Beje, šitas argumentas, sutinku dėl religijos, iš dalies atrodo tikėjimo problema aiškiai, bet žiūrint į pasaulio vystymasi, daug kas gimė iš religijos. Pavyzdžiui, architektūroje, gotika, iš estetinės raiškos, tai labai daug religijos dedamųjų. Aš esu apie tai mąstęs ir su draugė šnekėjęs. Visa tai atsirado, nes žmonės norėjo atrasti ir jie būtų atradę. Religija tiesiog buvo dalykas, kuris kontroliavo tą progresą. Ir aš sakyčiau, daug tų dalykų būtų greičiau atsiradę. Dabar galbūt ne, architektūros koks nors ar dar kas bruožas. Bet tame yra dalykas, kad religija ne tai, kad iš religijos atsirado. Religija viską kontroliavo. Religija buvo užspaudus, kam pinigų skirs, kam ne, jie viską užspaudė ir kontroliavo. Tik kai mes sakom, atsirado iš religijos, ne, žmonės norėjo tą daryti ir religija jiems leido tą padaryti. Davė jiems pinigų, bet jeigu religijos nebūtų, jie būtų tą darę. Tai religija yra tokio neįtikėtino istoriškai supuvimo ir blogio šaltinis žmonijai, kad nėra argumentų, kad tą ginti. Dabar aš nesu religijos ekspertas, greičiausiai rasim vieną kitą pavyzdį ar dar kažką, bet jie praškai niekad nėra tokie, kokius žmonės patikinėja ten. Ten mokslas iš religijos atsirado. Ne, jis atsirado iš žmonių, kurie norėjo atsakyti klausimus. Ir jie būtų atsakę. Ar religija yra, ar nėra, ar mokslas atsirado visur ir žmonės mąstė. Tai yra žmonių smalsumas buvo, ne religija čia tą atnešė. Ir visur, kur tie žmonės mėgina religijai akredituoti, kažkokią suteikti kreditą, čia ne religija buvo, čia buvo žmonės. Tai aš nežinau, iš visų pusių, tai yra tiesiog iš visų įmanomų pusių, tai yra nuodas. Kiek, nežinau, whatever, pliatk. Aš giga triggerdėjau nuo Oleko, tai dar religija, dar viena mano mėgstamiausia tema. Tai kas turi daug laiko mąstyti, jei ne 11 kokie, ir kokie kaliniai kalėjime sėdintys, filosofai, bomžai laukia, kur nei darbo, nei turi, nei jiems kažkas rūpi. Daug kas turi laiko mąstyti, tai čia religija nėra kažkom 11 išskirtiniai. Visų pirma, kaip minimum, mes turėtume užkardyti spectarpį. Kas daug mąsto, tai tie žmonės, kuriems patinka daug mąstyti. Kokia jų profesija, koks jų darbas, koks jų nieks tai neturi. Visą laiką buvo žmonių, kurie daugiau ar mažiau nori mąstyti. Ir tie, kurie norėjo mąstyti, jie mąstė. Ir ar religija čia tą leido jiems? Ne iš religijos tas atėjo.